Ir tai paskutinė mano jaunystės nuotrauka. Ir aš tada, reiškia, rudenį jau mane areštavo ir viskas. O čia mano irgi neužilgo areštavo mano seserį. Tėvus išvežė, tai liko vienas brolis, namai nugriauta, viską. Tai tada jam nebuvo kur dėtis, ir aišku, jis turėjo išeiti į mišką, nes būtų į kalėjimą jį paėmė. Miela buvo visiems sueiti, bet toks žiaurus likimas palėtė tą šeimą ir mane areštavo. O už ką aš papuoliau? Aš papuoliau už tai, kad aš buvau tikrai iš dūšios, iš pat mažų dienų tikrai lietuvis tokis. Bet aš nešiojau laikraštukus tuos, o laikraštėliai buvo parašyta, o gražiai rašė apie Lietuvą, apie jos vaizdus visus, nes daug mokytų žmonių buvo ten tuose miškuose. Ir aš nešiodavau, ir aš pilną portfelį prisidedu, vežu į Alytų. O ta, kur mane išdavė banke, dirbo, jį man popieriaus duodavo, aš parveždavau, kad jeigu tu ją ten ko spaudė. O ta pasirodo, jį buvo užverbuota rusų toj bankė. Aš nieko nežinojau. Nuvežė, nieko neleido pasiimti, tik buvau su palteliu. Ir iš karto į Alytų nuvežė, ten buvo pastatytas prie tardymo to namo toks, kaip kalėjimas tokis. Vakarais vesdavo tardyti visą laiką. Kameros, koridorius toks ilgas, kamerų ten pilna. Mūsų tokių labai daug buvo, šimtai ir tūkstančiai. Ir ten, žinok, jau kada nuveda tave naktį tik tai ir tardo, čia vyrai rėkia, muša juos. Tai žinai, koks jausmas jau, kai tik durys ir raktai suskamba, jau laukia, katra pašauks. Mes saulės nematėm, nes naktį vesdavo tabdytą, dieną uždaryti, į kiemą niekur neleido visiškai 2 mėnesius. O paskiau išvežė į Lukiškį. Ir tada Lukiškį mus palaikė. Ir paskiau aukščiausias tribunolas vežė mus į aukščiausią tribunolą teisti. Tai suvaro 10 žmonių, tai nuteisė per pusę valandos 10 žmonių. Tai kur geras buvo teismas. Ir supranti, kada mus jau tik tai paskaitė, tėvynės pardavikas ir viskas. Ir 15 metų man davė. Ne tremties, bet lagerio, kalėjimo. Atnešė mum lapus, kad mes pasirašytum Stalinui, prašytum pasigailėti. Bet mes, reiškia, tu tada kaltas, prašai pasigailėti, mes juk nieko nepadarėm, nei Stalinui, nei jų tautai. Mes tik mylėjom Lietuvą ir daugiau nieko. Ir tada jau mus nuvarė atgal į tą jau mūsų kalėjimą ir jau buvo vagonai. Bet tada ešelonas didžiulis buvo, jau surinkta iš visos Lietuvos ir išvežti į Rusiją. Bet tu žinok, žmogus suakmenėjęs, kai dabar žiūriu žmonės stresai, viskas. Taigi mums ten iš viso, aš nežinau, kas buvo, galėjo išprotėti, bet kažkoks tokis žmogus kietas, nes eini kaltas, tu esi nekaltai kaltas. Ir dabar mus lydi po 4, ir čia, reiškia, šautuvas su durtuvu, čia vilkinis šuo, čia šautuvas su durtuvu, čia vilkinis šuo ir iš kitos pusės. Ir taip iki vagonų nuveda mus, ir vagonai gyvuliniai, supranti, narai tokį padaryta 3 aukštų, tai aš aišku jau ant pačio viršaus nulėkiau, tai ten tas langutis yra. Ir mus pradėjo vežti. Tai tik tada, kada sujudėjo vagonai ir supranti, jau buvo kažkas tai širdį. Atrodė, kad tu jau viskas, tu jau daugiau nematysi, gal tos tėvynės, supranti, tai tik tada, bet kažkas ten niūniavo, kad prabilkite, žvaigždės auksinės, kalbėkite brūžai dienų, ar tik dar kada besugrįžti į brangią tėvynę mūsų. Tai dar tokį atsisveikinimas toks buvo. Ir supranti,
Ir mus visą mėnesį vežė į Sibirą. Nuvežė į Čerenkovo tą sritį ir Kanską upė ant Kano kranto išlaipino. Tai ir vis sustoja kažkur išlaipina. Bet mus net į Kanską tą nuvežė. Ir ten tokia didžiulė upė, nes ten miškai ir jau man, kai 15 metų, tai man reikėjo į mišką kirsti, pjauti medžiai. O kaip tu nevalgęs, tu gyvenime to darbo nedirbęs, tai medžiai, žinai, didžiuliai, o tu žinai, kuris grius, tai su ta piela, va kur traukia, tokia, nes su šita benzopjūkla ten niekas nežinojo. 40 šalčio su šiltiniam kojinėm, tai man iš karto sąnarių uždegimas ir viskas, ir aš jau paeit paskiau negaliu, tai mane paguldė į ligoninę. Bet Ana Antonovna Kakaulina buvo sesuo laisva ir aš taip įsivaizdavau paskiau savo, kad ji labai gražiai su manim ir ji tik galvoja, kaip, sako, šitą vaiką išgelbėt nuo to miško, nes jį žus tenai, aišku, miške jau ten neišbūsi, tu neišdirbsi. Ta Kakaulina, supranti, sako, eik tu pas mane ir atseit valysi ten dulkeles, kad tu koridoriui tik nebūtai, nes jei pamatys, jau tave viskas paims. Pas mane braižas buvo tokis kaip drukuotas ir aš liūdnas ten gulėt man dar, kai pas tą seselę nedirbau, ten nevaliau tų dulkių. Tai sakau, atneškit man tuos buteliukus ir aš parašysiu. Ar rusėm lotynų raidės, gimės tai lotynų raidę rašom, tai jom buvo, kažkur aš žinau, lotyniškai, kaip aš tai gražiai perrašiau tas vaistus tuos, tai o ta Ilnickienė, ta daktarė susidomėjo, sako, atveskit man ligoniukę, sako, aš paklausiu, iš kur jį taip gražiai rašo. Sakau, pradėjau mokytis mediciną, o aš nualdavau, kaip pirštą insipjojau, kraujo bijojau. Prie vokiečių jį reikėjo pirmą pagalbą suteikti, bet aš nejau, eikit, sakau, man nereikia. Bet kai vargas, badas, tai nieko nepadarysi. Nu ir tada ir mane, supranti, pradėjau mokyti seselę. Ir aš išmokau, labai ten, žinau, gali profesorium būti. Atvežė ant tokio kalno. Ten toliau tas Balkašo ežeras ir įsivaizduoji, vėlų aptverta, išlaipino ten, kiek ten, gal 500 moterų. Nu, kokios specialybės. Yra ir iš kaimų, yra ir gimnazistų, yra ir mokytojų, bet va tokio amžiaus visos, jaunos visos. Ir reikėjo išmūryti namai. Tai buvo 2 aukštus. Nu, bet tu niekad gyvenime mūrininkas nebuvęs. Iš pradžių tai į tokį, reiškia, iš to ežero reikia kanalas iškasti, bet ten skala tokia, bet ne tokia, kaip pas mus akmuo. Pas mus akmuo tai tu jo neįkasi, o ten atskyla, bet vis tiek akmuo yra. Tai geležinis toks pleištas ir tokiu plaktuku kali, bet tugi nevalgęs, tu nusilpė žmogus. Ir pas mane nuo to kalimo, aš ten nieko neiškaliau, bet pas mane atšoko va čia, krauju paėjai, va šitiek, va čia delnai. Atvežė 2 gydytojas. Nu tai jos jau išgydė man tas rankas, mano savaitę laiko jau mane nevedė į darbą. Nu, o paskiau jau ta brigadyrė sako, nu tai gerai, tai tu tada jau nekask, aišku, tu negali kas, tai nori atmestinėk tą grotą, kad ant galvų nekristų kitaip. Nu tai gerai, atmest su lopetike arba su rankom, tai aš galiu. Aš esu tikintis žmogus ir man vis tik taip, gal mane ir Dievas baudė ir gelbėjo, nežinau už ką. Kai Stalinas tik mirė, tai mus tada visus išleido į tremtį. Nu, vat ir ten ir vyras mano tremtyje, vat Balkaše ten buvo. Ir mes taip susipažinom. Tai aš sakau, tik vat buvo vienas baisumas, tas baisus badas. Čia grįžau, irgi tai ten dirbau, tai vaikų lopšelį ūkvedė dirbau jau, kai grįžau aš. Tai dirbau mėnesį laiko parduotuvėje, tai kontoroje dirbau. Aš ir dabar gerai gyvenu, žinok. Turiu savo
sodybą. Nu ir vat, mesgi, kai dar vyras gyvas jau dar 12 metų, kai miręs, tai mes, tu žinok, vyras sako, nu kokie čia uždarbiai dabar prie to Ruso dar nebuvo laisva Lietuva. Tai sako, reikia čia kažkas mums daryti, tai mes sodinom gvazdikus. Ir čia mes vertėmės gerai, žinok, visur reikia dirbti. O jei tu tingėsi, tai tu ir toj valdžiai, ir kita valdžia, ir niekas tau nebus geras. Nu, aš tikrai esu labai laiminga, kad turiu gerus vaikus. Aš jau mačius ir šilto, ir šalto, ir balto, ir juodo. Ir jau man jokis vargas nebaisu, žinok, man niekas nebaisu, tik vat sveikatos, kad dar daugiau vis būtų.